Velnio bernavimas. Seniau velniai eidavo pas ūkininkus tarnauti. Jeigu visus darbus padirbdavo, gaudavo žmogaus sielą, o jeigu kokio užduoto darbo negalėdavo atlikti, tai jokio užmokesčio nereikėdavo. Susiderėjo žmogus su velniu, uždavė darbą. Iškirsk šį vakarą atadalą miško, pernakt suvilk už viršūnių, paėmęs visus medžius skieman ir sukrauk į krūvą. Anksti rytą velnias kelia, šeimininkė kelkis, medžiai jau kieme. Vakaro sulaukus velnias klausė, šeimininkė, ką užduosi man dirbti? Pastatyk pernakt miške namą. Viską kaip reikia padaryk, stogą apdenk, aguonos grūdais ir į kiekvieną grūdą įkalk vinį. Rytoj paduosi man raktus. Velnias valgo vakarienę ir kraipo galvą. Išėjęs užšvilpė, tik skamba miškas, kerta ir pjauna medžius, mūrininkai mūrija. Saulei patekėjus, velnias atnešė raktus ir kelia šeimininką. Kelkis, štai ir raktai, eik dabar į naują namą. Parėjo namo ūkininkas, skundžiasi žmonai. Kažin, ar aš savo sielą išsaugosiu. Vakaro sulaukus, vakarieniaujant, velnias klausė, kokį darbą šeimininkė šiąnakt užduosi. Išsemk per naktį mūsų prūdelį. Tik tekši visą naktį, ūkininkas jau nebemiega. Rytą išėjęs pasižiūri, sausas prūdelis, tada sako jo žmona. Tegu padaro per upę tiltą. Stulpus išmūrija iš aguonų grūdų, o gyslus uždeda iš adatų. Rytojaus dieną viskas padaryta. Atėjo ruduo, baigėsi tarnybos laikas. Ūkininkas ilgai galvojo, pagaliau sako savo bernui, nušluok nuo ežero sniegą. Nusivežė jis ten kelis pūrus žirnių ir vieto juos iš vieno ežero galo kitan, o velniai liepia šlavinėti. Velnias ir ropoja, ir kelias, eina, vis griūva ir griūva. Susidaužė visas kruvinas, susilaužė į ragus, pagaliau metė šluotą ir sako, versmė nemetė tavęs ir tavo sielos, ką aš čia dabar kankinuosi, matau, kad vis tiek nieko nebus. Ir išėjo velnias metęs tarnybą.